Sveiki, skubu pranešti tokią naujieną, kad šiandien iš diskusijų žmonės teigia, kad į taikos koaliciją su Valdu Tutkumi eina KGB kadrinis darbuotojas iš Z valdybos, kur persekiojo žmonės, kur neleido į užsienį, kontržvalgyba Danukas Arlauskas. Ir kai paklausėm Tutkaus, jisai pradėjo ginčytis, pradėjo teisinti, pradėjo klausti, ką veikėte 90-ais. Tai jeigu iš tikrųjų jie įtraukia šitą kadrinį darbuotoją, kur galima pasigūglinti, ką jis iš viso mano apie savo tarnybą KGB, vadinasi, taikos koalicija demonstruoja, kad be KGB stogo Lietuvoje nieko neįmanoma pasiekti ir jie matyti yra teisūs, nes KGB iki šiol yra labai galinga organizacija. Na, faktiškai ir yra pirmoji Lietuva. Pažiūrėkit, aš ir draugo Marijaus paklausiau, sakau, tu ten su partizanai, su tremtiniais, kaip tu, tau sakau, tinka tam pačiam sąraše KGB kadrinis darbuotojas. Kiek reikia neturėti jokių principų, jokių vertybių, nieko neturėti, kad einam į Seimą, tai mums čia sako, kad reikia vieną įsirašyti elitinį KGBistą, mes įsirašom, viskas tvarkoj. Toliau, ką noriu pasakyti. Yra sukurtas filmas, kur yra KGB aukos ir tardytojai. Ir, pavyzdžiui, Danas Arlauskas ir 6 metus lageriuose kalėjęs kunigas Julius Sasnauskas panašaus amžiaus. Julius Sasnauskas šlikščiausiais būdais persekiotas 81 metais įkalintas. Jis dėl atgimimo buvo iškrapštytas disidentų, sušvelnėjo klimatas, 87 liktai buvo paleistas, turėjo kalėti iki 91 metų netgi. Tai Danas Arlauskas tam filmui davė interviu ir pasakė, kad jisai nuo vaikystės svajojo būti kontržvalgybininkas. Jisai su malonumu atsimena, kaip montavo pasiklausimo aparatūrą pas disidentus būtuose ir nesigaili ne vienos dienos. Tai jeigu KGBistas gailėtųsi, pavyzdžiui, yra KGBistų ne tai, kad kur gailėsi, bet savo gyvenimu dabar bando atpirkti kaltę, kad buvo KGBistai, tai į mokslą pasukęs ir tokias geras patriotinės knygas rašantis Eidintas, nors tėtis pasakojo, kad jau ėjo atgimimas, o jisai visur ėjo ir ideologinės paskaitas, kokia gera tarybinė santvarka skaitė ir visiems davė velnių. Jau buvo 89 metai ir Eidintas toliau tarnavo Tarybų sąjungai, nes jie buvo uolūs KGBistai, uolūs jie idėjiniai buvo visi KGBistai, kaip ir šitas Danas, taip. Bet jisai savo darbu, kaip mokslininkai, kiti kariškiai sako, bet jis darbu labai stipriai atperka tą kaltę. Ir manęs irgi paprašė teigiamai žiūrėti, aš ir stengiuosi į Eidintas jisai teigiamai žiūrėti, ypač už tas knygas, kuris atskleidė Smetonos charakterį, Stulginskio gyvenimą, politinę veiklą, tai labai jam ačiū. Bet tėtis, sako, negali pamiršti, kaip dėstė ideologinės paskaitas, kokia gera